7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Giedrė, tokia labai emocinga pergalė ir tas sugrįžimas labai skambus. Kas dedasi galvoje po tokios pergalės? Kas dedasi galvoje po tokios pergalės? Galbūt toksai, kad pradžia gera, nuslūgo biškitas toksai, kaip čia bus, kokios mes esam, ar mes čia, kokio mes lygio, tai dabar ta tokia gera pradžia, gal ne pusė darbo, bet tikrai dabar jau galim normaliai rodyti, kaip mes žaidžiam, nes buvo toksai virpuliukas, kas mes tokios ir kaip čia bus. Kiek buvo svarbi ta pradžia, kad nustatyti toną ir kad jūs būtumėte tos užtikrintos lyderės? Labai svarbi. Tuo labiau, kad mes tokios emocingos buvom ir apšilime, o jos tokios ramios, sakau, panos, jos išėjusios nugalėtojos. Mes parodom ir parodėm. Atrodo, visas įnešė savo indėlį, 6 žaidėjas su dvigubu naudingumu. Kiek tai irgi svarbu, kad ne viena tempia, o visa komanda pasirodė? Tai kaip matom, kad vienas žmogus negali laimėti rungtynių, tai nerealiai. Vieną dieną viena iššaus, kita. Svarbu, kad būtų emocija, būtų komanda ir nieks nieko nepavydim. Tiesiog vieną kitą palaikom ir vieną už kitą džiaugiamės. Pati 3 blokai ir ta priekinė linija prieš juos. Užsilaipinau baisiai. Prieš Shepard. Vis tiek jinai padarė savo, susirinko tos skaičius, naudingumo prieš 30. Kas nepavyko prieš ją ir kiek sunku stabdyti? Tiesiog jos fizinės galimybės, aš asmeniškai nebuvau žaidus prieš ją, jinai truputį žuvinė žemesnė, negalvojau, kad šoks per galvas ir tikrai tikėjausi, kad bus lengviau, žinau, kad gynyboje nesuprasta, bet mane nustebino jos fizinės galimybės ir gal tas, kaip sako, niuchas, oslė ant tų kamuolių. Tai ačiū Dievui, mūsų nenuskriaudė jos tas performances, bet, gėda, kad nesustabdžiau, aš asmeniškai. Kalbant apie pačią pradžią, tas himnas ir himnas Europos čempionate Lietuvos po 10 metų, atrodo ir pačiom gal buvo kažkiek jaudulio girdėti ir kur esat kokiai scenai dabar vėl? Labai sunkus momentas, neapsiverkti, nesuskyst, kai ką toj tavęs laukia kova, labai visam ir politiniam kontekste man tas himnas labai mane jautrina ir graudina, tai ypatingai momentai. Jūs patėjo atsilaikyti, kai Slovenijos pavijo, ar jau laužė, kad jūs atrodo trečiame kelyje, bet tada vėl susigrąžinote iniciatyvą. Tai turbūt gynyba, dabar gal taip gerai ir neprisimenu, kas buvo, bet mūsų charakteris, mes niekada nepasiduosim. Niekada, ta prasme. Tai ačiū Dievui, kad šiandien pergalė, bet charakteris. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.